Artėjant pavasarį vis kritiškiau žvelgiame į save veidrodyje. Todėl siūlome prisiminti sveiko lieknėjimo abėcėlę ir išsiaiškinti papildomų kilogramų priežastis. Šeimos gydytoja Vaida Lukoševičienė teigia, kad nuolatinis stresas, genai ir įvairios ligos gali nulemti žmogaus nutukimą ar antsvorį. Tiesa, nutukimas ir antsvoris kaip netinkamos mitybos pasekmė turi įtakos ir kitoms rimtoms ligoms atsirasti. Todėl gydytojų užduotis nustatyti, ar paciento padidėjęs svoris yra ligos priežastis ar pasekmė ir parinkti lieknėjimo metodus, kurie ne tik padės ištirpdyti nepageidaujamus kilogramus, bet ir nepakenks sveikatai. Pirmiausia, išsiaiškinama, jeigu tai yra kažkokių medicininių priežasčių ir jeigu reikalingas kažkoks medikamentų vartojimas, tuomet jis gali būti konsultuojamas kardiologo, endokrinologo, ginekologo ar ne pacientas, kad jam išaiškinti jo visą situaciją medicininę. Pavyzdžiui, mes mūsų klinikoje tai galime tą padaryti, kadangi turime visą specialistų komandą ir pacientas, kuris atėjo su vienokiam ar kitokiam problemam, jis pirmiausia patenka į šeimos gydytojo ar vidaus ligų gydytojo kabinetą, kuriam sudaroma, jeigu galima tai pasakyti, jo individuali lieknėjimo programa. Jeigu jūs esate jeigu žmogus yra visiškai sveikas, tai jis tiesiog eina į sporto salę ar ne, kuriam sudaroma kažkokia programa. Jeigu jis turi problemų su judėjimo aparatu ar kitokių, konsultuojamas yra reabilitologo, kuriem vėlgi parinkama, kad savo nepakenkti judant neteisingai. Ir tada jau tos galimybės vėlgi yra labai įvairios, kaip sakau, ar tai yra paprasčiausia mankšta salėje, ar tai yra mankšta vandenyje, jeigu to reikalauja situacija, ar tai yra tiesiog laisvo kybojimo pratimai, jeigu tai yra parinkama individualiai. Kad sportas, subalansuota mityba ir valgymo režimas kūno svorį turi svarbią reikšmę, pritarė ir medicinos mokslų daktarė dietologė Edita Gavelienė. Jeigu netinkamai sudėliotas racionas, koreguojant kūno masę mažinančią linkmę, tuomet žmogus jaučiasi nusivylęs, dažnai neranda į savo mėgiamų maisto produktų arba tiesiog paskirtasis maisto kiekis netenkina sotumo jausmą, ir įvyksta taip, kad žmogus jaučia alkį arba tiesiog tam tikrą nepasitenkinimą. Kaip viena iš alternatyvų patenkinti žmogaus sotumo jausmą ir numalšinti dėl alkio kilusius nepasitenkinimus, dietologė siūlo maistines tirpiąsias skaidulas. Tos tirpiosios skaidulos tai yra nuostabi maisto sudėtinė dalis, tai yra angliavandeniai. Tiesiog jie paprastai gaunami su daržovėmis, vaisiais, kruopomis. Skaidulos yra įvairios, yra tirpios, yra netirpios. Pastaruoju metu yra labai daug kalbama apie tirpiąsias skaidulas. Todėl, kad tirpiosios skaidulos jos yra unikalios ir būtinos žmogaus organizmui. Visumoje skaičiuojama, kad žmogus per dieną turėtų gauti maždaug apie 20 gramų skaidulų. Tai šitas kiekis yra gaunamas tuomet, jeigu yra suvalgoma apie kilogramą vaisių ir daržovių kartu paėmus. O jeigu kilogramas vaisių ir daržovių per dieną jums neįveikiama užduotis, tačiau norite sureguliuoti savo svorį, cholesterolio kiekį kraujyje, pagerinti žarnyno funkciją ir išvengti alkio jausmo, ypač vakarais, dietologė Edita Gavelienė siūlo pagalvoti apie maistines tirpiąsias skaidulas dirbtinėme pavidale. Kalbu apie gliukamananą. Tai yra tirpioji skaidula, kuri dažniausiai gaunama iš, ganėtinai linksmai skambančio pavadinimo tam tikros šaknies. Tai yra konjakinis amorfofalas. Tai yra tokia šaknis, iš kurios gaminami miltelių pavidale paprastai tokie preparatai, kurių iš tikrųjų tie milteliai ir yra grynas tas gliukamananas, tai yra būtent ta gryna tirpi skaidula. Kuo jinai yra ypatinga? Tai yra, kaip sakau, tirpi skaidula. Vadinasi, jinai dalinai fermentuojama mūsų žarnų mikrofloros. Ir tai yra nuostabus maistas joms, žarnų bakterijoms gyvenančioms mūsų žarnyne. Vadinasi, jeigu mūsų racione yra pakankamas kiekis tirpių skaidulų, sakysim, gliukamanano pavidalų tų tirpių skaidulų, kas vyks? Tai reiškia, mūsų nevargins alkio jausmas, tai reiškia, bus pakankamas komfortas užtikrinant alkio sotumo jausmus dienos metu. Medicinos mokslų daktarė Edita Gavelienė neretai savo pacientams rekomenduoja ne tik subalansuoti mitybą, sistemingai mankštintis, bet ir papildomai vartoti maisto papildus, į kurių sudėtį įeina rugių skaidulos ir veiklioji medžiaga gliukamananas. Šiuo metu tai vienintelė patikima ir patvirtinta veiklioji medžiaga svorio reguliavimui, patvirtinta Europos maisto saugos tarnybos.
Žinoma, lieknėjimas neapsiriboja vien mitybos sureguliavimu ir sistemingu sportavimu. Papildomai rekomenduojama atlikti ir specialias kūno priežiūros procedūras, tokias kaip akuminis masažas, presoterapija, kūno įvyniojimai, anticeliulitiniai masažai, kurie padeda sumodeliuoti dailią figūrą. Dauguma moterų džiaugiasi, kad teigiamas poveikis yra matomas jau po vienos procedūros. Na, o pabaigai vertėtų dar kartą pabrėžti, kad pradėję sportuoti, vengdamos streso, pakeitę mitybos įpročius, periodiškai atlikdamos kūno priežiūros procedūras ir naudodamos daugiau produktų arba papildų, į kurių sudėtį įeina veiklioji medžiaga gliukomonanas, pasieksime tokių rezultatų, kurių esame išties vertos.